genio darbai, bet jau ne konkorėžių gliaudimas, o medžio. Ten aukščiau priskaldės, ieškojo maisto, tai apačioj skiedrų pribirė, o šalia pelkė išmaknota jau kitokių žvėrių. Pasidarbuota, kaip suarta būtų. O miške tai sninga ar lyja eglių spygliais, girdisi kaip čeža. Vėjas papūtė, tai eglės barsto spyglius ir atrodo, kad garsas kaip lytų. Tai va būna ir taip, kad ne lietus lyja, o spygliai. Dabar einu pro pelkę, ten toliau yra ežeriukas. Už jo toliau dar vienas yra. Jie netoli Kurtuvos. Ešeriukas ir šermukšniukas. Du ežeriukai. Netoli vienas kito. Oi, kažkas skruzdėlyną kaip išrausiojo. Čia genio darbas irgi. Uoksą kalė, aukščiau matosi. O čia buvo, kaip tik pasižiūrėjau, galvoju, kur tas skruzdėlynas didelis, o jisai visas išrausiotas. Sako, šernai mėgsta taip pasidarbuot, pasižiūrėkit kaip. Ką darys dabar skruzdėlės atsikėlusios, nežinau. Jos dar miega, man atrodo. Bet čia jau, ne, jau skruzdėlytės juda. Bet tai koks jų darbas sunaikintas. Vangiai, bet jau krūta. Čia tiesiog krateris padarytas vietoj kūgio aukšto. Tai nežinau, ar beatsigaus tas skruzdėlynas, ar ne. Taip sunaikintas. Oi. Mes einam toliau apžiūrinėti, kas čia per žiemą įvyko, kas pasikeitė. Noriu parodyti ežeriuką, bet sunkiai matosi. Čia matosi daugiau pelkė aplinkui, toliau ten. Ežeriukas tyvuliuoja nedidelis. O mes keliaujam toliau. Užtikau dar vieną skruzdėlę išknaisiotą. Tik tiek, kad nebe tiek daug kaip pirmasis. Viršūnėlė. Čia skruzdėlėm pasisekė, bet vis tiek žala nemaža. Padaryta, ką darysi, kiekvienas skanauja savaip ar tiesiog džiaugiasi malonumais, nes turėtų minkštą būtent tokia skruzdėlyną atsigaus. Nu, matyt, dėl to ir knaisėja.